Varysim kažkokį nuo 4 iki 6 valandų haiką. Haikas įpusėjo. Sakom, na, ne per atostogas varom su taksu. Mes kaip tas Danielius, bleš. Man reikia ir modelių, žinai, pasimti įdomesnių. Nu, pagaliau su normalia apranga, dieve mano. Ten mašina, Karolina, va, mano. Kiek pasvajok vargšas. Tai geras. Toks mini atostogų feilas. Tai palikom kompą viešbutį, nes pirmyn atgal 3 valandas lėkti. Rytinis filmas. Va, langas uždarytas. Nu čia atžino 5 eurų, kad prikėliau. Už kiek lėktuvas? Bartai užsidaro. 3 minutės. Pusvalandis. Normaliai. Unacceptable. Enough is enough. Kiekvienam savo video išrenku laimėtoją, kam padovanoju kepuriuką arba marškinėlius. Vienam iš pakomentavusių. Iki. Matysim kokį. Gaidį. Tai gero. Nu šiaip tai nice. Tas minkštas siena. Good, I like. Taip nešiosiu, karočiu, Kroatijai. Tik atvažiavę į Kroatiją, ragaujam jų tradicinio patiekalo. Paragausim tikrai kvepia skaniai. Wow, push. Wow! Wait. Not finished. Oh, sorry. It's gonna be well effective. Now it's like, but it's gonna put it. Hey! That's for her? No, it's creative. Helicopter. For you, my baby. Ką tu su savo balionu? Ką baliončikė? Man atrodo, čia skaitosi Foša uostas. Vėl ragauju tradicinį kroatų patiekalą voką su vištiena. Karolina valgo netradicinį vegetarišką steiką. Tai turėt žmonos su pelės skrandžiu. O tiek lieka. Jau ne 3 jie plaukia. 3. Jau 2 čia ten 3. Vienas nardo. Ai. Nešok, Karolina. Guldom su sportiniu Opeliu. Žiūrėk, baigšt. Jau ilgą laiką šito nedariau. Atvarėm į Plitvicos ežerus. Pažiūrėti. Nežinau net kaip čia atrodo. Tu suradai. Aš tik tai einu paskui. Nu va, varysim kažkokį nuo 4 iki 6 valandų haiką. Karolina norėjo rinktis patį lengviausią. 3 valandų. Bet bandysim šitą, ne? Tai, nes mes fit. Nes tai mus įvardėjo, kad mes esam fit. Atrodo fit, pažiūrėk, nufilmuoju. Tikrai atrodai. Autobuse. Dilbių ragas. Užsikavęs gali kaip.
Antytė, nieko neturi. Paragauk bato man. O, atvaro mūsų. Bautas. Ne mūsų. Ne? Mūsų šitos pusės. Varom į haiką ir vien derinam mane Fighter Shop reikalus visą laiką. Jo. Visą haiką su rageliais abudu. Eikit greičiau. Jokauju. Relax. Dabar sustai. Cool? Nu, iš 9 km nuėjom 5. Ir dabar buvom ten, prie didžiausio krioklio. Ir mums reikia patekti va čia va. Pamojuokit. Ten atėjom. Haikas įpusėjo. Sakom, na. Ne per atostogas varom su taksu. Mes kaip tas Danielius, bleš. Vietoj 2 valandų įimo 5 minutės. Nuvežė. Visi, užtenka. Varam čilinti, ne? Tai užtektinai. Prisivaikščiom. Aš žinau. Nu jo, kainos gal biški nemažus. Tokią va norėčiau burgerį, 2,8 eurus kainuoja. What the hell? Thank you. Did you like it? Yeah, I liked it. Did you like it? Wow, pažiūrėk į šitą burgerį. Pažiūrėk, tai tokio dydžio. Tau irgi gerai atrodo. Your place of stay is lake number 5. It's located here. The parking is here and it's Antras locationas. Keičiam gyvenamą vietą. Atrodo, neblogai. Toks tai būtų tema. Nu. Kas per skladas čia? Normaliai. Nu, pagaliau su normalia apranga, dieve mano. Nu, dabar tu padaryk tą greitą suskimą. Haja! Haja! Turi tokį, žiūrėk, susku taip, žiūrėk. Sakai, biški po ilsiuko ar skroli ilsiuko? Ilsiuko. Droną ir pastebėjau, kad neturi vieną propelerį, nepakilo žodžiu. Tai su peiliu pakeičiau ir netyčia pakeičiau jau su drožtą propelerį, pažiūrėjau. Toks va. Su peiliu pakeičiau, išdrožiau visas skylės. Ir dabar jis apšė nekyla ir nebeatsisuka, reikės ieškoti atsuktuvo kažkur čia ir pasikeisti normalų. Žodžiu, nepaėjo pakelt droną tokia gražiai vietoje. Ten mašina, Karolina, va, mano. Sakyk, pasvajok, vargšas. Bliama, wow, čia kokia vietelė. Oh yeah. Fresh bread. I put a couple of here. You're welcome, sir. Enjoy. Thank Put you, over here. thank you. Oil, salt, pepper, if you need. Thank you. Bulko su sūriu ir dar sūrio. Ne, iš tikrųjų tai ragausim kažkokių, kaip vadinasi? Pan cheese? Pag. Pag cheese. Jų tradicinis sūris. Panašu, kad su medum. Ir pica, nes Karolinos gimtadienis šiandien. Čia yra figų džemas. Figų džemas, ok. Man visi. Ir dar truputį ekstra bulkos, jeigu trūktų.
God bless. Čia geras. Čia irgi reiktų. Reikėjo gal kokią stop juostą uždėti. Naujieji apartamentai. Labai gražu. Are we millionaires? Yes, we are. No. Galim pasportuot. Dzikt. It's the end of the vacation. Sargi valtis. Kojas degina. Čia jūsų asmeninis fotografas, jūsų vestuvėm, jūsų šventėj, kreipkitės. Ko nepadarysi dėl poros laikų. Zdravo. Toks restoranas. Sakė, kad neskanu čia, bet mums neįdomu. Mes patikrinsim. Dabar pažiūrėsim, ar galima pasitikėti konkurentų restoranų patarimais. Sakė, kad čia neskanu. Pažiūrėsim. Nu ką žinau, manau, mūsų apgavo, nes mano tai bent labai skanu buvo. Mano irgi labai skanu, tik man per didelę porciją. Ok, namušim. Svogūnų tik nevalgiau, nes šiandien gali tek bučiuotis. Ir kad pasiėmiau masažistą su savim. Sir. Žiauru. Take exit 16 post area toward post area Otok Pag. Čia užlip norėčiau tokį. Aš tai nenorėčiau. Man tai neįdomu. 300 meters, you will arrive at your destination. Atrodo lėčiau kažkas. Danai, linkėjimai. Niekad nebuvau matęs valčių degalinės. Kiek tavo kainavo? Mano
4 pem. 4 pem, trimis. O mano 4 pem. Kiaušinienė tortilė. 3 kiaušai. Nu, neblogai, ne? Nu, toks mini atostogų feilas. Tai atvažiavom 1,5 valandos į vieną galą ir pastebėjom, kad kompo neturiu. Tai palikom kompą viešbutį. Pasukom į viešbutį, sakom, gal galite atversti kažkaip su taksu. Nes pirmyn atgal 3 valandos lėkti. Tai sako 100 eurų. Bet kodėl atostogų nepadarysi? Na, aš iš savo tėviško taupumo tikrai sakau, važiuosiu, pasimsiu. Nemokėsiu tiek. Nesąmonė. Karolina sako atostogos. Išsikvietėm taksą. Ir žodžiu, šitą klaida 100 euriukų nusvilino kišenę. Labai skaudu, labai liūdna, bet yra kaip yra. Pamoka, kad kiekvienam viešbutį reikia 3 kartus patikrinti kambarį prieš išeinant. Yes. Thank you very much. Čia fainas toks privatus paplūdimys. Bet gulto tai nei vieno nerasi su žiburiu. Visi užtašinti. Va taip. Neguli niekas 2 metrų. Paskutinis saulėlydis Kroatijoj. Rytinis filmas. Va, langas uždarytas. Skambinu, atmetinėja. Mašiną norim grąžinti. Miega, žodžiu. Skambinau, atmetinėjo. Dabar šiaip taip pakėlė. Apsimiegojus visą ir sakė, paskambins draugai. Žiūrėsim, depozitas kešų. Žiūrėsim, ką čia daryti. Dar nučerdžino 5 eurų, kad prikėliau. Nesmagu keltis anksti, 6 ryto. No, 50 euros out of our charge. 38, 40 plus 24. Žodžiu, depozito 300 liks. So, 100 pem. 122 and 40 cents. 107. Okay, 122. Nėra laiko ginčytis. Everything we will send you by mail. Invoices, everything. Now it's 6 in the morning. So Yuri, yeah? Už kiek lėktuvas? Bartai užsidaro. 3 minutės. Pusvalandis. Normaliai. See, somebody claimed the money. It's unbelievable. What they do is unbelievable. Susegė pinigus. I mean, I'll make a photo just for this, for my colleagues. Yeah. Because this is not normal. Unacceptable. Claim the money. Unacceptable. Enough is enough. Enough is enough. 122 Penalty. here. And this is 100. Ja. Neba atėmė Matėjaus ginklą. Nupirkom tokį šustrą automatinį vandens šautuvą. Atėmė, sakė. Any replics of the gun are not allowed. Sorry, Matėjau. Va ką, namo. Ane? Pasilgai? Namo. Pasilgau. Mūsų privatų lėktuvą. Va čia tai vyras. Nu, tai atostogos baigėsi. Tai kaip ir kiekvienam savo video išrenku laimėtoją, kam padovanoju kepuriuką arba marškinėlius. Vienam iš pakomentavusių. Tai šį kartą laimė. Taip pat komentuokit po šito videku. Irgi vienam padovanosiu kepuriuką arba maikę. Iki.